Labą dieną, pradedame sekmadienio žinių laidą. Vyksta 9-ieji eiliniai Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Iki 15 valandos kartu su balsavusiais iš anksto rinkėjų aktyvumas siekia beveik 38%. Pirmiausia, pranešame iš Panevėžio. Rinkėjai piktinasi, kad pakeistos jų apygardų ribos. Dabar neva tenka rinktis iš nepažįstamų kandidatų. Kiti sako, kandidatai kaip grybai norisi baravyko, o pasirodo lepšis, pasakoja reporterė Zina Paškevičienė. Panevėžiečiai Janina ir Vytautas Šteinai prisiekė grybautojai, netrinkti